Taigi sveikinuosi su tavim, ta, kuri iš tikrųjų šiuo metu ne šiaip savo scrollini Facebook'e, bet iš tikrųjų ieškai informacijos, kuri padėtų tau suprasti, kas iš tikrųjų tu esi. Kokios iš tikrųjų yra tavo proto galimybės. Ir tu esi ta moteris, kuri jau moki dirbti ir uždirbti ir supranti, kad daug dirbdama gali daugiau sukurti. Tačiau atėjo tas laikas, kai iš tikrųjų tau jau net ne pinigai yra pirmoje vietoje, bet tavo vidinė būsena. Iš kokios būsenos tu kuri tai, ką kuri, darai tą, ką darai. Ir galbūt tave šiuo metu yra kaip tik sustabdžiusi sveikata. Tu esi ta moteris, kuris supranti, kad negali atiduoti visos atsakomybės vien medikam, kad turi kažkaip tai prisidėti ir pati. Taip, tai aš esu Lina Lasi viešojoje erdvėje ir padedu moterims kartais ir ne tik atstatyti savo fizinę ir emocinę sveikatą ir tik tai, kai jos atsistato savo emocinę sveikatą, palydžiu dar didesnę finansinę gausą. Taip. Ir šiandieną noriu kalbėti apie svarbiausią žingsnį, kuris be kurio iš tikrųjų niekas nevyks tavo gyvenime, nevyks jokie teigiami pokyčiai. Jeigu tu nori iš tikrųjų padėti savo sveikti, jeigu matai, kad šiuo metu, kad ir taikai gydymą, bet jis yra labai lėtai veikiantis arba yra šalutiniai poveikiai, kurių tu nenori, o tu esi už tai, kad padėti savo kūnui saugiai, kiek įmanoma, ir jau prisiėmė atsakomybę už tai, tai esi tinkamų vietoj ir pasikalbėkime. Ne? Tai pats pirmas žingsnis, nuo kurio prasideda kelionė į sveikatą, kelionė į naują veiklą ar verslą, į naujas pareigas, arba būdą kitaip, jeigu tu iki dabar dirbai iki nukritimo ir supratai ir pagavai save, kad tu jau išsekusi ir kad toliau taip nebenori, vadinasi, turi atlikti tą žingsnį, apie kurį šiandieną kalbėsiu. Kitaip viskas liks taip, kaip ir buvo. Tai kas tai yra per žingsnis? Taip? Aš matau daug moterų, kurios ateina iki manęs norėdamos geresnės sveikatos, norėdamos naujos veiklos, norėdamos daugiau pajamų, bet jos nepadarė pagrindinio žingsnio. O tas pagrindinis žingsnis tai yra nuspręsti. Kitaip sakant, priimti sprendimą, pasveikti, sukurti veiklą, išplėsti savo galimybės. Kai priimi sprendimą, tuomet tavo psichika pasiruošusi tau nesipriešinti, bet priešingai padėti. Bet kur dauguma pasilieka ties noriu norėti. Sako, aš taip visą gyvenimą norėjau kažkur nukeliauti. Ar ne? Taip ir nenukeliavau. Norėjau daugiau gausos, bet aš jos taip ir nesukūriau. Arba jeigu sukūriu, tai tik dirbdama sunkiai. Aš noriu pradėti savo veiklą. Aš noriu turėti savo klientų arba savo tinkamų klientų. Galbūt tu jau vystai veiklą, bet iki tavęs ateina žmonės, kaip aš sakau, žmonės, klientai dar su pampersais. Ir aš tokių turėjau, kuriuos reikia ne tik kad užmotyvuoti, pasiekti savo tikslą, bet jie kartais net nenori savo tikslo. Tai yra dar baisiau. Arba iš vis žmogus ateina ir nežino, ko jisai nori. Tai jeigu yra tas momentas, kai aš jau nieko nebenoriu, aišku, čia truputėlį padarysiu pauzę, kai žmogus viską turi ir viską išbandęs, jau jam atrodo, kad o kas dar. Taip, čia jau pirmieji depresijos požymiai. Tiesiog aš jau neturiu ko siekti ir aš brangiai per tai praėjau irgi, atrodo, tai aš ir tai galiu turėti. Ir manęs jau niekas nebedžiugina. Taip. Ir tada supratau, kad man pačiai reikia pagalbos. Bet aš iš to išėjau. Taip. Tai čia tas momentas, kai aš galiu viską turėti, viską išbandžius ir man jau niekas nebeįdomu. Kitas momentas, jeigu kalbam apie moteris, tu esi tam amžiui,
tam gražiam amžiui apie 50, kai irgi keičiasi tau hormonai ir tu jau natūraliai nelabai nori tų dalykų, kurių norėjai iki šioliai. Ir tada, o kas toliau? O kas toliau? Taip, o čia labai prasideda įdomus dalykai. Jeigu su tuo nesustvarkai, vėlgi gali laukti labai liūdnos pasiekmes. Ir jeigu nežinai, kaip dirbti su savo psichika, tuomet, ką tau pasiūlys tradicinis gydymas pagal protokolą, pasiūlys antidepresantus, galbūt kažkokį dobilą pagerti, dar kažką. Bet geriausiu atveju numalšinsi simptomus, bet viduj tuštuma liks. Taip, o kaip toliau? Nes kūnas nepasiruošęs tau padėti, todėl kad tu neturi priėmusi viduj sprendimų. O kai aš tik noriu, tai kas tuomet gaunasi? Mano psichika taip ir supranta, kad tu tik norėti pasveikti, norėti sukurti verslą. Tavo noras yra norėti. Ir tame viskas ir lieka. Tik noriu. Tai brangiau, užduok savo klausimą, ar aš daug dar turiu laiko, taip, norėti. Ar aš daug turiu laiko atidėlioti savo gyvenimą, savo sveikatą. Ir labai, žinai, mano klientam iš tikrųjų padeda klausimas, kai aš paklausiu, o kas bus? O tu dabar pabūk akistatoj su savim. Kas bus po metų, po 5, jeigu tu taip ir paliksi viską taip, kaip yra dabar. Tik norėti lygmenyje. Arba galbūt tu atidavei save medikams ir džiaugiesi, taip, jie tau padeda kaip gali, bet jie dirba pagal protokolą. Jie nežino tavo psichikos subtilybių ir vingrybių. Taip, o čia jau tik tu pati gali įsigilinti ir iš tikrųjų pasveikti, priimti sprendimą, kad tu pasveiksi. Nes jeigu tu tik atidavusi kitam savo sveikatą, tu neprisėmus atsakomybės už savo gyvybę netgi. Taip. Bet dėja mūsų niekas to nemokino ir todėl dabar tiek daug lėtinių ligų ir tokių ligų, kurios, net nekartosiu to pavadinimo, kad nesėti daugiau sėklų ir negazdinti visuomenės, bet tai vyksta žmonės kaip ir atrodytų domisi, bet tiesiog iš nežinojimo. Taip. Tai mano šios dienos šitas trumpas video buvo apie tai, kad tu pirmiausiai, ką be nuspręstum norėti, turi priimti viduj ketinimą tai įgyvendinti. Nes jeigu aš neketinu to įgyvendinti, tu to niekada neturėsi. Taip, dėja, bet taip yra. Tai ką, brangioji, ačiū, kad stebėjai, kad žiūrėjai. Ir jeigu tau iš tikrųjų įdomu tavo psichikos galimybės ir tu iš tikrųjų nori pasveikti, paspartinti savo sveikimo procesą, aš nesakau, kad tu dabar galėsi visus medikamentus padėti į šoną, jeigu daug metų juos vartoji. Ir daryti tik tai, ką aš pasakysiu, ką rekomenduosiu. Ne, tu darysi viską pradžiai šalia, bet ateis laikas, kai medikamentų tau nereikės, jeigu tu valdysi savo psichiką. O mūsų psichika gali mus ne tik susargdinti, bet ir išgydyti. Ir šituo aš esu net ne 100%, bet 200% tikra. Ir nereikia čia nurašyti genams, gyvenimo būdui, taip, visa tai yra svarbu. Bet numeris 1 yra mūsų psichika. Žmogus gali pasiekti tik tiek, kiek jam leidžia jo psichika, jo protas. Taip. Tai sakau į kitoms, kurios iš tikrųjų nori spręsti savo pradžiai sveikatos problemas, emocinę būseną, o po to ir savo gyvenimo būdą, ar veiklą, ar santykius. Bet pradėkim nuo bazinio dalyko, nuo savo fizinės ir emocinės sveikatos.
Tai apačioje arba viršuje pasižiūrėk rasi anketą, per kurią aš su tavim susisieksiu. Ir sakau iki toms moterims, kurios iš tikrųjų nori padaryti pokytį savo gyvenime. Nenori norėti, bet yra priėmusios sprendimą turėti rezultatą. Taigi, apkabinu su meile Lina Lasi. Tik aktyvioms moterims.